treneri, sveikinimai išlyginus serijos rezultatą, bet 2,5 kėlinio nebuvo tokie turbūt, kokius norėjot matyti. Tai pradžiai apie tai, kas nesigavo pirmoje rungtynių pusėje, kas nesigavo trečio kėlinio pirmoje pusėje ir kas paskui pasikeitė. Tai turbūt skaičiai, kaip sakau, viską pasako. Tai gynyba ir jeigu taip išskirti 1-1 gynybą. Pradžiai turėjom problemų su, sakykime, to paprastų dalykų rankos atskirimų žaidėjų. Leidom jiem nueiti į stiprias rankas, susimetė taškus, pajautė tą, kaip sakau, kraujo kvapą. Ir tada net ir gerai atlaikant tą skautingą nesugebėjom stovėti viens ant vieno, kai jie, sakykime, tas silpnas rankas, jau tada jie pajautė tą žaidimą. Tada galbūt jau pritrūko fiziškumo. Antroj pusėj, va tas ir pasikeitė turbūt. Mes ir pradžią gerai pradėjom gynyboje, apart ten, sakykime, Remeikio 2 tritaškių, mes pradėjom gerai, protingai gynyboje, bet po to vėl susitvarkėm tos paprasčiausiai gynybą, 8 praleisti taškai. Sustovėjom situacijas viens ant vieno, neblogai atpažinom jų derinius ir mes puolime neturėjom per daug problemų visas rungtynės. Tikrai gerai pataikėm, tikrai, sakykime, žaidėjai suprato, ko norim ir puolime, ką norim atakuoti ir kaip. Reikėjo tiesiog padaryti stopų gynyboje. Padarėm stopų gynyboje, kaip sakyt, atlaisvėjo krepšinis mums. Galėjom pult, galėjom bėgti greitą puolimą, galėjom tęsti tą, ką darėm gerai puolime ir smagu, kad išlaikėm tą skirtumą, bet nieko dar nepasiekėm. 1-1, nei pralaimėjom, nei laimėjom serijos. Smagu tik, kad galbūt susigrąžinom tą seriją namo. Tuo metu, kai perlaužėt rungtynes, spurtas 21-0. Šį sezoną pamenat tokių ar nelabai? Nežinau, turėjome tų spurtų, nes tas jaunimo krepšinis visada yra į viršų, į apačią, tai tų spurtų turėjom ir spurtų į apačią, bet taip turbūt, vėlgi, kalbant apie rungtynių svarbą ir panašiai, tai įspūdinga atkarpa, bet sakau, aš norėčiau mažiau tų atkarpų, daugiau solidaus krepšinio išlaikymo visus 4 kėlinius, kad mes galėtume kontroliuoti varžovo, o ne tikėtis, kad jie kažkur prames ar taip toliau. Tai tikiuosi, tą pavyks namie padaryti. Keletas krepšininkų atvažiavo tiesiai į rungtynes po egzaminų. Ar neišmušė iš vėžių tiek jūsų kaip trenerio, tiek pačių žaidėjų? Neslėpsiu, nėra ko meluoti, išmušė mane, tai tikrai. Aišku, aš ne šiandien sužinojau, bet šiek tiek išmušė natūralu. Galbūt Daubarį pradžių rungtynių irgi jautęs tokius prametė užtikrintus metimus, tai reikėjo laiko įsivažiuoti, bet nieko nepadarysi. Mokslai svarbiausias dalykas, tai tikiuosi, kad šiandien pavyko pasiekti 2 pergalės, išlaikyti egzaminą ir rungtynės jau laimėjom. Tai labiausiai tikiuosi to ir smagu, kad išnešėm sveiką kailį iš tos situacijos.